Šeštas skyrius – pėsčiųjų pareigos. Pėstieji kelyje privalo judėti šaligatviais. Jeigu kelyje yra pėsčiųjų takas, tai turi eiti pėsčiųjų taku. Tiksliai ten. Jeigu jų nėra, pėstysis privalo judėti kelkraščiu. O jeigu nei vieno iš jų nėra, tai tada pėstysis gali eiti važiuojamąją dalimi kuo arčiau kelio krašto. Ir tą dalimi judėti galima pėstiesiems tik vieną eilę. Kad pėsčiaisiais laikomi ir riedučiais, kas važiuoja, riedlentėmis, kas važiuoja, paspirtukais be variklio važiuojantis irgi yra pėstieji. Ir būtent šitie pėstieji turi judėti prieš transporto priemonių važiavimo kryptį. Tai pieškom jeigu eini, su riedučiais jeigu važiuoji ir su riedlente arba su paspirtuku be variklio, tai tokie pėstieji privalo važiuoti, jeigu jie važiuoja kelkraščiu, jeigu jiems tai pavyksta, arba jeigu jie važiuoja važiuojamosios dalies kraštu, turi važiuoti prieš transporto priemonių važiavimo kryptį. Tai va čia pėsčiasis, paspirtukininkas, riedukininkas ir riedlentininkas turėtų važiuoti palei kairę pusę prieš transporto priemonių kryptį. Ne čia eiti turėtų, o ta pusė. Tai tie, kurie eina dešiniai arba kelkraščiu, tai tada jau jie pažeidžia taisyklės. Tai turi žinot, kurioj pusėje jie gali eiti kelkraščiu arba važiuojamąją dalim. Šaligatvį arba pėsčiųjų taku, tai jau nėra skirtumo, kurioj kelio pusėje būsit. Pėstysis, taip pat jis vadinamas yra ir riedukininkas, riedlentininkas, ir paspirtukininkas be variklio. Dabar kalbam toliau apie kitus pėsčiuosius. Jie irgi laikomi pėsčiaisiais. Tai pėsčiuoju laikomas negalia vežimėliu. Taip pat tie, kurie vedasi, sugedo motociklas, mopedas, dviratis, motorinis dviratis, elektrinė mikrojudumo priemonė, rogutės ar vežimėlis, tai tie, kurie turi daiktą, kurį yra paėmę, kuris su atšvaitais, privalo judėti tik vieną eilę ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi. Tai būtent šitie pėstieji, jau kiti, su tais, kurie vedasi, stumia tą transporto priemonę. Tai jie tada turi palei važiavimo kryptį. Tai jeigu čia važiuojama dalim, visi turėtų į tą pusę, jeigu transporto priemonės yra, pėstieji, kurie vedasi, jie turėtų judėti šitą transporto priemonę. Šiaip logiška, nevažiavau su motociklu, sugedo motociklas, ką daryti? Tai jeigu tu nori jį paimti ir stumtis, tu turi eiti ant šaligatvio ir per šaligatvį jį stumtis. Bet jeigu nėra šaligatvio nei pėsčiųjų tako, arba kelkraštyje, arba važiuojamosios dalies pakraštyje, turit važiuoti palei. O prieš kas eina? Pėstieji, kurie nieko nesiveda, arba kurie važiuoja su paspirtuku, riedlente arba riedučiais. Tai tada bus prieš važiavimo kryptį. Taip logiškiau, kad prisiminti, įsivaizduokime, jeigu būtų tamsos paros metas, tai tie atšvaitai suklaidintų vairuotoją, nes jeigu būtų atvirkščiai, tai tada raudonas atšvaitas šviestų į kitą pusę. Tai tiesiog turbūt dėl to, kad nesuklaidinti, kadangi mes vedam transporto priemonę, todėl ir privalom taip važiuoti, kaip važiuoja transporto priemonės. O kiti turi eiti prieš transporto priemonių srautą, kad gerai įvertintų atvažiuojančias transporto priemonės ir šiek tiek pasisaugotų, gal net pasitrauktų šiek tiek važiuojamosios dalies ir leistų pravažiuotoms mašinoms ir po to vėl grįžtų ir eitų toliau. Bet tokio reikalavimo nėra. Organizuota grupė gali pėsčiųjų būti nedaugiau kaip 4 eilėm gali eiti. Kuo arčiau dešinio važiuojamosios dalies krašto ir tik transporto priemonių judėjimo kryptimi. Ir tos kolonos turėtų eiti 4 eilėm, priekį ir gale būti pa žmogų. Tas žmogus turėtų būti su ryškiaspalvė liemenė. O tamsiuoju paros metu, arba esant blogam matomumui, tokiai grupiai žmonių eiti 4 eilėm yra draudžiama. Tai tik dieną gali eiti grupė žmonių 4 eilėmis. O jeigu vaikai iki 16 metų, tokia grupė gali sudaryti tik 2 eilės, pat lydintis asmenys priekį ir gale turi būti, ir jie turėtų eiti šaligatviu, pėsčiųjų taku, ir galėtų iš bėdos eiti kelkraščiu, jeigu kito varianto nebūtų, tik šviesiuoju paros metu. O liemenės vaikams yra rekomenduojamos. Neprivalomos, kaip matom, kad iš darželio ten eina vaikų būrelis, bet rekomenduojamos. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, pėstieji, tie, kurie eina keliu arba eina per kelią, turėtų neštis žibintą šviečiantį, arba turėti ryškiaspalvę liemenę, arba bent jau atšvaitą. Jeigu mes stumėm vežimėlį kažkokį tai tamsiuoju paros metu, kuris yra didesnis kaip 1 metras, tai jis turi turėti atšvaitus. Kairesniai pusiai iš priekio turėtų būti baltas,
o iš galo turėtų būti raudonas. Na dabar, kur galima pereiti kelią pėsčiajam? Žinoma, kad pėstieji turi eiti per pėsčiųjų perėją. Reguliuojama ar nereguliuojama per pėsčiųjų perėją. Toks pėsčiųjų perėjos ženklas yra, ne? Tai kai pėstieji eina, tai jie ir turėtų eiti va toj vietoje, kuriems yra pažymėta. Negali eiti per kitą ribą. Tai va jeigu tas zebras nupieštas, tai to zebro ribose ir turėtų eiti. Tai jeigu yra nereguliuojama pėsčiųjų perėja, jinai yra pažymėta to tokiu zebru, o kai yra reguliuojama pėsčiųjų perėja su šviesoforu, tai va yra žmogeliukas atskirai šviečia, tai tada jau yra tokie punktyrai pailgi, va. Skirta vieta pereiti žmonėms reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje. Gali būti ir požeminės pėsčiųjų perėjos, tai jeigu pėsčiųjų perėjos įrengtos, antžeminė, požeminė, žeminė, tai tik per ją ir galima eiti. Kitoje vietoje, vat, pavyzdžiui, čia sugalvau kažkur pereiti, negalima. Na, kai yra sankryža ir pėsčiųjų perėjos nėra, žmonės gali pereiti ir čia. Pavyzdžiui, viskas tvarkoja, tai yra didelė sankryža ir pėstieji turi teisę pereiti ir čia. Sankryžų susikirtimo vietose pagal šaligatvių ar kelkraščių liniją. Pėstieji neturi peržengti pėsčiųjų perėjos ribų. Na, kai matomumo zonoje nėra pėsčiųjų perėjų nei į vieną, nei į kitą pusę, tai pėstieji turi teisę pereiti per kelią, taip stačiu kampu, tik gerai apžvelgiamose vietose. Bet jeigu yra matoma pėsčiųjų perėja ar sankryža, žmogus turi paeiti iki pėsčiųjų perėjos ar sankryžos ir kirst kelią tik ten. Kai yra signalas skirtas pėstiesiems, tai ar dviračiams, tai tada jie turi vadovautis pėstieji jiems skirtų šviesoforų. O kai jiems skirto šviesoforo nėra, jie privalo tada vadovautis bendrų transporto priemonėms skirtų šviesoforų. Na, o pėstieji vis tiek privalo įsitikinti, kad jiems yra duodamas kelias ir žengti į vietą, kur jie gali pereiti kelią, pėsčiųjų perėją ar sankryžą, tik tada, kada įsitikina, kad pereiti saugu ir įvertina kitų artėjančių transporto priemonių greitį, o ne taip, kad parlėkė mašina, šoku į pėsčiųjų perėją, tas automobilis manęs ten nepamatė ir staigiai stabdė. Tai irgi ir pėstysis vis tiek turi pasisaugoti ir įvertinti, ar tikrai spės tą transporto priemonę sustoti. Ir pėstieji eidami per kelią vis tiek privalo įsitikinti, kad saugu ir negali naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, pavyzdžiui, kalbėti, skrolinti ir panašiai. Per pėsčiųjų perėją, sakyčiau, negalima užsiimti pašaliniais veiksmais. Atėjot, apsižvalgėt, nieko nėra, jeigu jau pradėjote eiti, tai ir einat. Jeigu automobiliai jau ten sustojo, praleidžia, eikit sparčiai, kad nestabdyti eismo, o ne tai, kad ten kažkaip atsipalaidavę ir taip toliau. Dalyvaujate eisme, eismas intensyvus, automobilių daug, automobiliai greit ir visur nori vikriai važiuoti, tai ir jūs turite atitinkamai gerbti eismo dalyvius. Esate eismo dalyviai, negalite irgi draudžiama naudotis telefono priemonėm. Sakyčiau, netgi ir draudžiama turėtų būti ausinėm eiti, nes jau tada net nebesigirdi, kada artėja kita transporto priemonė, gal kažkokie dingo stabdžiai, jinai stabdo, jūs negirdit, kaip kažkoks automobilis stabdo ir pipina. Na, jeigu nespėjot pereiti per kelią, tai saugumo saleliai. Galit sustoti ir palaukti leidžiamo šviesoforo signalo, arba kol automobiliai pravažiuos. Baigti eiti per važiuojamąją dalį galima tik įsitikinus, kad eiti saugu. Na, jeigu užsidegė geltonas arba raudonas, ar jeigu reguliuotojas pakėlė ranką į viršų, na, pėstysis tada klausimas kiltų, ar jis turi apsisukti ir grįžti atgal, ar pabaigti pereiti. Tai jeigu esat saugumo salelė ir užsidegė raudonas, tai žinoma, kad sustosit saugumo salelė ir ten stovės. Jeigu pradėjote eiti per kelią ir užsidegė raudonas, tai vadinasi, tada pabaigsit pereiti per kelią. Na, bet jeigu atvažiuoja su specialiu signalu transporto priemonė, mėlynas švyturėlis ir garsas, tai tada pasižiūrit, gal jeigu protingiau apsisukti ir grįžti atgal, tada galite ir apsisukti ir jau grįžti atgal. Na, bet per kelią pėstieji ne visur gali pereiti, ne? Jeigu yra atitvarai, tai toje vietoje jau negalima jokiais būdais pereiti per kelią, lipti per juos draudžiama ir eiti per kelią. Gyvenvietėje draudžiama eiti per kelią, kai yra skiriamoji juosta per vidurį. O ne gyvenvietėje, tai būtų galima eiti per kelią, net jeigu ir yra skiriamoji juosta. Būtų galima eiti, pereiti per tą žolyną ir pereiti tolyn. Tai gyvenvietėje negalima pereiti, gyvenvietėje negalima, o ne gyvenvietėje už miesto galima taip pereiti. Na, paaiškinti būtų lengva. Ne gyvenvietėje turbūt atstumai žvėriški, ten gal ir 10 km reikėtų žmogui kažkur eiti, galėtų ten rasti kažkokią vietą, kur pereiti per kelią. O gyvenvietėje vis tiek tų pėsčiųjų perėjų yra, taip kaip čia vat matom pėsčiųjų perėją, tai ir ten galim daeiti ir pereiti per pėsčiųjų perėją, todėl gyvenvietėje draudžiama yra eiti per kelią, kur yra skiriamoji juosta. Na, pėstieji negali iš už kitų transporto priemonių tiesiog greit švysti ir išeiti, jie privalo įsitikinti, kad yra saugu ir tik po to
pasirodžius atsargiai vairuotojams, jie pravažiuos automobiliai, tada pereiti per kelią. Ar gali pėstieji judėti dviračių takais? Na, jeigu kitos išeities nėra, jeigu nėra nei šaligatvio, nei pėsčiųjų tako, tai tokiu atveju galima eiti dviračių taku, bet tik su sąlyga, kad nebus trukdoma dviračių eismui. Aš įsivaizduoju taip, jeigu jau nebuvo šaligatvio arba pėsčiųjų tako, tai tada pėstysis gali eiti dviračių taku, bet turi nuolat stebėti atvažiuojančius dviračius ir kai jau jie atvažiuoja, pasitraukti iš dviračių tako, leis dviračiams pravažiuoti ir tada grįžti dviračių taką ir vėl toliau eiti. Draudžiama pėstiesiems pasišalinti iš eismo įvykio vietos, jeigu pėstieji yra susiję su eismo įvykiu. Na, o dviračių juostomis jau pėstieji jokių būdų negali eiti. Kas yra dviračių juosta? Būna važiuojamojoje kelio dalyje, va tokia juosta padaryta specialiai dviračiams važiuoti. Tai va čia pėstieji vaikščioti jau jokių būdų negali. Gali tik nebent kai jiems reikia pereiti kelią, tai tada kirsti tą dviračių juostą ir pereiti. Važiuojamąją kelio dalimi draudžiama važiuoti riedučiais, riedlentėmis ar paspirtukais, be variklio. Važiuojamąją dalimi išskyrus gyvenamąją zoną. Gyvenamoji zonoje riedučiai, riedlentės, paspirtukai be variklio gali važinėti. Kur čia turėtų važiuoti paspirtukas be variklio? Ten šaligatvių, kur skirta yra vaikščioti žmonėms. Pėstiesiems draudžiama judėti dviračių pervažomis. Tai dviračių pervaža tai yra skirta, kaip ėjo dviračių takas ir čia kerta važiuojamąją kelio dalį. Ir mes matom, kad yra skirtumas, netgi iš žymėjimo. Net jeigu ir nėra žymėjimo, vis tiek turėtumėm čia, šita dalis turėtų būti skirta važiuoti dviračiais, o šita dalis turėtų būti skirta eiti pėstiesiems. Jeigu buvo šaligatvis, tai toliau ten ir turim eiti. Tai pėstieji negali eiti dviračių pervažomis. Štai ir perėjom 6 skyrių pėsčiųjų pareigos.